Ačiū gerbiamas prezidente, mėly kolegos. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija garantuoja piliečiams laisvę judėti ir pasirinkti gyvenamąją vietą. ES pagrindinių teisių chartija užtikrina laisvę pasirinkti profesiją ir teisę dirbti. Tačiau žinome, kad bendrijos praktikoje tebelieka daug kliūčių, kad jos piliečiai pilnai pasinaudotų šiomis teisėmis. Nuo 1971 metų mūsų diskutuojamas reglamentas laikomas pagrindu, pagal kurį piliečiams judantiems iš vienos valstybės narės į kitą užtikrinama socialinė apsauga. Reglamentas taikomas, kaip jau minėta, daugiau negu 30 metų ir jo nuostatos keičiamos gana dažnai atsižvelgiant į nacionalinių įstatymų pasikeitimą. Tačiau šis reglamentas nustato bendruosius principus, kurių turi laikytis visos nacionalinės valdžios, socialinės apsaugos institucijos ir netgi teismai, taikydami savo įstatymus. Taip užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus nenukentėtų žmonės, kurie naudojasi savo teisę persikelti į kitas bendrijos šalis. Socialinės apsaugos sistemos įvairiose šalyse labai skiriasi, o reglamentas, nors nuolat kinta, nesiekia tų sistemų suvienodinti, tačiau apibendrinti. Todėl džiaugiuosi, kad tokiu būdu galima apsaugoti labiausiai pažeidžiamus bendrijos asmenis, tokius kaip moteris, pensininkus, neįgaliuosius, jų šeimas. Manau, kad šis dokumentas padeda suvienyti ne tik bendrijos valstybės, bet ir žmones. Todėl nuoširdžiai kviečiu, mieli kolegos, balsuoti už jį. Ačiū.